Sveiki, vėžiukai. Labai puikia savaitė, nors dar pirmos dienos bus pilnatis, tai jums aišku jautriau ir tie, kurie jau biški turit polinkį į lunatikavimą ar šiaip į jautrumus žiūrint į mėnulį ar jaučiant mėnulį, taigi turėtumėt būti atsargesni, nes moteris linkusios tokiais periodais labai dažnai pašaroti be priežasties, vyrai gal parėkauti, na žodžiu, būsite jautresni. Na, bet pirmiausia, prašau, spauskite patinka, prenumeruokite mūsų kanalą, o kas norite asmeniškai, nebijokite, rašykite į Messengerį, suderinsime jums patogų laiką. Taigi, brangieji, ši savaitė yra ne tik jums labai jautri dėl mėnulio įtakos, bet ir dėl planetų padėties, didesnių tų tolimesnių planetų padėties, nes labai daug energijos turėtumėt skirti vandens stichijai, nes labai palanku jums leisti laiką prie vandens ir nesvarbu, kad tai yra atostogos, jeigu būtų ne atostogų metas, tam yra vonia, tam yra gal šiaip pasivaikščiojimai prie kažkokio vandens telkinio, taigi su vandeniu turite gerą ryšį šią savaitę. Na, o moteriškiam, kurios ruošiate konservus, tai rekomenduoju visada tokiais periodais virtuviai konservuokite kompotus. Kompotai neiššaus ir bus viskas labai gerai. Na, agurkus kokius ten, kas aktualu, kad neiššaudytų. Taigi turėsite lengvą ranką susijusią su vandeniu ir skysčiais. Taip pat visos grožio procedūros susijusios su vandeniu, tai ir pamirkimai vonioje, ir pasitrinimai soda, gal ir po to vandenį pamirkti. Na ir aišku, tie, kurie turite galimybę ir ilsitės, tai vandens telkinys yra pati ta energija, kuri gali jums geresnę savijautą suteikti ir labai daug džiaugsmo. Taigi, brangieji, šią savaitę, vėžiukai, draugaukite kuo daugiau su vandeniu. Iki kitos savaitės, ate.